biškį apie stovyklas. Šiaip pat klausiau dabar, kai Rimas pasakoja, tai faktiškai tie rudeniniai seminarai, toks testinė veikla nuolatinė, šitos konferencijos testinė veikla nuolatinė, vasaros stovyklos, tai yra dalykai, kurie vyko nuolat, ko gero, asociacijom. Ir galbūt, kas irgi įdomu, kad jeigu seminarai taip, su Rimo asmenybė taip susiję, tai tarpu stovykla neturi savo šeimininko tokio vienas kažkuris tai žmogus, kuris nuolat kažkaip ten pučia dvasią, rūpinasi. Tai dėl to aš ruošdamasis jaučiausi, kad dirbu tokį istoriko darbą, pabandyti susižiūrėti, kaip čia iš tikrųjų viskas vyko. Ir kadangi dokumentų nepavyko surasti, tai teko šnekinti žmonės. Tai ką aš padariau, tai tiesiog paskambinėjau žmonėms, su 10 žmonių pavyko pasišnekėti, dar vienas žmogus raštu parašė, kaip ten atrodo stovyklos, kaip jos yra nugyvenamos. Aš uždaviau klausimą, kad prisimintų 3 momentus, kurie ryškiausi, arba kurie visų pirma iškyla apie vasaros stovyklas. Ir tik po to mes ten bandėm žiūrėti, apie ką čia yra momentai. Tai yra visai įdomių dalykų ir aš juos dabar jums papasakosiu. Tuo labiau, kad man atrodo, momentas iš čia gal dėl, čia asociacijai 20-metis, tai tarsi toks turėtų būti iškilmingas momentas, bet kalbant apie stovyklas, tai ko gero irgi geras momentas šiek tiek žvilgtelti atgal, pažiūrėti, kas su tom stovyklom vyksta ir kur judėti toliau, nes toks yra įspūdis, kad galbūt kažkokio posūkio reikėtų. Tai va, bet vis dėlto, jeigu tai perbėgti laike, kaip tas atrodė, kaip stovyklos atrodė, jau keliose stovyklose buvo ginčijamasi, kada buvo pirma stovykla. Tai man pavyko atrasti, susijęs su savo patirtimi, nes aš iš pirmos stovyklos išvažiavau į Švediją mokytis pas Amadeo Džordžį. Tas buvo 93 metai. Tai drįstu teigti, kad pirma vasaros stovykla buvo 93 metai. Skirtingi šaltiniai turi skirtingos informacijos apie kiek žmonių buvo tas stovyklas. Skaičiai nuo 11 iki 20 svyruoja. Beveik visi, su kuriais kalbėjau apie pirmą stovyklą, sakė, tai čia dar buvo ta stovykla, kai ant kranto. Nes po to buvo labai daug stovyklų saloje. Tai jeigu šiaip laikotarpius stovyklų rūšiuoti, tai galima 3 laikotarpius labai ramiai. Pirma, kaip atskiras laikotarpis ant kranto. Po to, jeigu neklystu, kokios 8 stovyklos buvo saloje, Birutės saloje, mažiau gal, Leonas sako. Jis buvo geras, už tai atrodo, kad jų daug. Jo, atrodo, kad ten jų esmė ir užgimė kažkokiu tai būdu. Bent kelios 6 gal. Tarp 6 ir 8, bet skirtingų šaltinių, skirtingi šaltiniai skirtingai nurodo, stovykloje ir po to saloje ir po to po salos. Saloje tai Siesarčio ežere Birutės sala, tokia didžiulė sala, turėjau galimybę dar šią vasarą ten nuplaukti. Šita stovyklavietė yra pakankamai ištrypta, matyt, baidarininkai kažkokie praplaukdami ten ir sustoja. Bet tikrai žinau, kad didelių legalių stovyklų ten vis dar neleidžia organizuoti. Ir vis kas nuo karto kas nors sako, gal vis dėlto ten nauja administracija, ten vis atsiranda kas nors aplinkos apsaugos ministerijų, ką nors pažįsta, gal sako, pabandom kaip nors, bet negrįžtam kol kas į tą salą. Kalbant apie pirmą stovyklą, ir čia tą turbūt iš tikrųjų svarbu, nes buvo tam tikra intencija tų stovyklų atsiradimui. Tai apie pirmą stovyklą žmonės sako, tai buvo rimta stovykla. Ir turbūt tas susijęs su intencija, kad stovyklų pradinė idėja buvo
susikurti erdvę, kurioje galima bandyti, eksperimentuoti ir dalintis patirtimi profesinė. Ir tada tas reiškia, kad renkasi žmonės, kurie yra humanistinėje psichologijoje kažkokiu tai būdu, arba kaip praktikai, arba kaip besmalsaujantys žmonės. Tai yra kažkaip save sieja su humanistinė psichologija. Tai ta buvo tikrai rimta stovykla. Man iki galo nepavyko jo pabūti, kiek dabar atsimenu, bet tie, kurie pabuvo iki galo, tai sakė, dirbo rimtai ir smarkiai. Geriama buvo tik paskutinį vakarą, bet daug. Taip sako istoriniai kai kurie šaltiniai. Tada tas buvo laikotarpis saloje. Tai vienas iš tokių įdomių momentų dabar, mums sunku tą įsivaizduoti, bet norint papulti į stovyklą, reikėdavo arba atvažiuoti laiku, tada buvo valtys tam paruoštos organizatorių, arba jau būti su kuo nors sutariusiu, kad vat aš atvažiuosiu antradienį kokią 4 valandą ir jau tu atplauk manęs pasiimti. Tai įsivaizduojat, kiek turi planuoti, kad papultum į salą. Arba turi kaip durnelis stovėti ant kranto ir rėkauti. Nes kodėl? Nebuvo mobilių. Tai mobiliojo susisiekimo priemonė buvo kaip Tele2 reklamoje, čia kažkada buvo laikotarpis visai. Reikdavo šaukti. Bet jeigu apie salos tą laikotarpį, tai vat ką žmonės, su kuriais pavyko kalbėti, papasakojo, beje, žmonės, tai amžiaus ribos labai didelis ir kiek salomėjame? Jeigu pirmą kartą, kas man... Ne, bet dabar salomėjai, kiek metų? 2 toks klausimas. 10, ne? Tai vat respondentas jauniausias buvo 10 metų, vyriausiai jau ten virš 50 metų, tai gana platus toks buvo, plati imtis. Bet tie, kur buvo saloje, tai jie kalba apie erdvės kitoniškumą. Ten, jei pacituoti vieną žmogų, tai sakė, atplaukiu su baidare, o ten medžiuose moterys kabo. Ir sakau, katas, apie katas, tai vat kita tokia egzotiška, kitoniška erdvė. Tai, kad nors dar medžiuose kabančias moteris pamatysit, gali būti kaip kitoniška erdvė. Kitas toks gražus apibūdinimas - dainuojanti gamta, tas sakė. Ir man atrodo, tie dalykai kažkaip užgimę, ten kažkaip susiformavę saloje, man atrodo, jie keliavo. Gal kitą kartą ne taip turtingai, nes tos vietos labai keitėsi paskui, bet šitos dvi ašys, man atrodo, keliavo. Tas egzotiškumas, kitoniškumas ir dainuojančią gamtą, tai ten kitais žodžiais, bet beveik visi kažkaip pasakė. Apie stovyklą kalbant, turbūt būtų griekas apie stovyklos saloje kalbant, būtų griekas nepapasakoti apie stovyklą, kurioje turėjom svečią. Buvo viena iš stovyklų, kur buvo Rusinga Heinze ir buvo toks kaip ir kviestinis svečias. Nuostabi buvo stovykla visais atžvilgiais. Žmonių skaičius ten sunku įsivaizduoti. 60 tai tik dalyvaujančių užsiėmimuose ir dar plus giminių, artimųjų ir šiaip prašaliečių. Vis tiek ant to paties laužo valgyti gaminomės. Nuostabinai buvo dar ir tuo, kad ir Rusingiai buvo nustebusi, ir mes buvom nustebę. Tai Rusingiai buvo nustebusi, kad konferencija vis dėlto iš tikrųjų laukuose vyksta. Vis klausiau, tai čia taip? Mes irgi buvom nustebę, kad jinai buvo ne šamanė. Ir Bagė visai bandė aiškinti, mes ją šamanė vadinamo, jinai ne šamanė, aš ne šamanė, tik domiuosi šamanizmu. Ir mes ją ten bandėm įtikinti, kad ir būgnai ten tą turi mušti ir visokias ten keliones organizuoti. Tai nuostabi buvo, iš tikrųjų nuostabi buvo stovykla. Jau stovykloje prasidėjo, ta saloje jau prasidėjo toksai vienas iš mano manymų esminių pokyčių. Tai kai Gražina Žybartą pirmą kartą atsivežė į stovyklą, tai turbūt nemanė, kad Trojos arklį atsivežė į stovyklą. Nes po to pradėjo rinktis visokie ten vaikai.
sutuoktiniai, artimieji, sutuoktinių draugai, draugės ir tų draugų giminaičiai. Ir atsirado toksai, kaip ir dvigubas sluoksnis toj stovykloje. Vienas tas sluoksnis tai yra žmonių, kurie domisi humanistinė psichologija arba profesiškai, arba šiaip jie domisi dėl savo smalsumo. Ir sluoksnis žmonių, kurie į Stovkę atvažiavo. Ir tas santykis, jisai visaip svyruodavo, kartais svyruodavo grėsmingai. Ir tada sėdi kampe psichologai ir burba, kas čia dabar darosi, o šiaip žmonės paprasti kiti atvažiavę net nepastebi, kad čia kas nors burba, jiems šiaip faina. Kartais būna kitaip, ten susirenka labai rimta kompanija profesionalų ir tada didelėm akutėm ten kokios vienos iš psichologų vyras irgi dairosi, ką čia veik, tai malkas kapoja ar dar ką nors veikia. Tai tie du sluoksniai atsirado ir jie pradėjo kažkaip tai gyventi. Pradėjo kažkaip tai gyventi ir vienas iš tokių kritinių momentų, kuris taip pat iškyla, tai irgi atsirado tokia tarsi riba tarp, iš pradžio atsirado, po to jam pradėjo laimė trintis, tai riba tarp davėjų ir gavėjų. Nes nuo pačios pradžios, kuo pirma stovykla buvo galbūt unikali, beveik visi atvažiavo ką nors duoti ir beveik visi atvažiavo ką nors gauti. Ten kritinė dauguma žmonių kažką tai siūlė pravesti. Ir tada tas yra toks, tikrai lygiavertiškas, kolegiškas santykis. Po to tų žmonių daugėja ir kažkaip buvo pradėjęs formuotis toks sluoksnis, tie, kurie jau ką nors praves. Jau ką tu čia šiandien pravesi, jau ką tu ten pravesi. Ir po to tie, kurie jau praveda, tai jau 6 kartą tą patį būgną muša ir sako, gal jau šiandien nereikia šitą stovyklą, tą būgną muš. Arba ten, kažkokią tą pačią grupę veda ir sako, gal jau nereikia tos grupės vesti, arba galų gale žmogus metus dirbęs nori pailsėti, tai šią stovyklą lygiai taip pat kaip ir kiti. Tai ta įtampa šiek tiek ryškėjo, man taip atrodo, ir tas kažkaip tai, man atrodo, gana gražiai transformavosi į iš dalies tokį suneštinį balių, kur ir tas atsirado dėka ir daugiau atsirado teisė vesti nepsichologinės grupės. Nes buvo laikas, kad buvo toks labai aišku, ką reiškia grupė humanistų stovykloje. Grupė humanistų stovykloje tai turi būti tokia kažkokia. Niekas tikrai negalėtų pasakyti, bet jau kas negali būti grupė humanistų stovykloje, tai buvo gana aišku, gana tvirtai aišku. Ir tada iš tikrųjų atsirado drąsių žmonių, kurie pasiūlė visokias idėjas, meninės kūrybos, sporto, žaidimų. Tiesa, augant vaikų sluoksniui, kur buvo bent keletas stovyklų, kur vaikų kiekis buvo didesnis negu suaugusių. Ir norint juos neutralizuoti, tos rūpytis reikėjo jiem organizuoti irgi grupės. Tai su tuo irgi galbūt buvo susijęs tas reiškinys, kad šiaip grupės, šiaip užsiėmimai. Ir jie daugiau tapo ne tiek, sakykime, psichologiniai su kažkokio asmeniniu turiniu, kiek, daugiau edukaciniai. Tokie mokymosi, kažką pabandymų, gal kažkiek su savim susijęjant, tai valio, nesusijęjant, tai irgi gerai. Tai čia tas jau galima sakyti, trečias etapas, jau po salos etapas, kai mes blaškėmės, kaip iš rojaus išvaryti, ten galbūt simboliškai ta pirma stovykla buvo, kai jau ne saloj buvom, atsimenu, su Lenu važiavom į Girininkiją, lyg tai viską sutarėm, ten lyg tai aš turėjau kažkokį dar raštą parašyti, neparašiau, jie ten negavę rašto, bet žinojo, kad kur mes būsim, atėjo, išvaikė mus, žinot, kaip tam anekdotė, kur sako, partizanai visą naktį periminėjo vieni kitų žemines, kol atėjo girininkas ir visus išvaikė. Tai atėjo girininkas ir mūsų visą tą stovyklą, kiek ten
buvo gana daug, ten 50-60 tai tikrai. Apie 30 žmonių buvo. Mano pirma stovykla, aš labai gerai atsimenu. 4 vaikai, 2 paukščiukai, negrės kūdikis, veldas nedalyvaujantis miškuose, apie 30 žmonių, 7 iš tų, plius minus ten 2 žmonės, ir iš jų 7, kurių specialybės buvo ne psicho, nes mano buvo pirmas kartas, aš jiems sakiau, ėjau ir sakiau, sakau, laikykimės kartu, ką jie čia su mumis darys. Nu, labai gražus patiksinimas. Aš patikslinimą, jeigu tokių patikslinimų, kas turėsit. 99 pervažiavom Petro stovyklą, vidury stovyklos. Taip. Petro stovyklą, bet šitas mano pirmas kartas tai labai, kaip pirma meilė. Nu, tai nuo 30 iki 50 žmonių, bet turbūt reikia pasitikėti Violeta, kad buvo apie 30, tik taip atrodė, kad kaip 50, nes ta kolona... Bet paskui judėjo. Aš pirmą vakarą, mes susiskaičiavo, prisistatėm buvo. Šitas yra. Nu tai va, visa kolona susirinkom palapinės ir viską, ką turėjome, persikraustėm į Petro sodybą, ten spontaniškai suradom sprendimą. Bet po to tas ir buvo keliavimas, ir keliavimas jisai tiek fizinė prasme, tiek tokia ieškojimo prasme ir turinio prasme buvo. Ir bekeliaujant žmonių ir sudėtis ir kiekis keitėsi, tokia gana rekordiška galbūt stovykla buvo, jeigu neklystu, užpernai ir užpernai, Jūratė gal patikslinsi, bet paskutiniam rate jau kai ir švogeriai suvažiavo, tai ten buvo virš 100. Ten jau tas paskutinis ratas buvo didelis ir visi nežinojo, ar džiaugtis tuo reikia. Bet sakė, kad smagu. Tai vat. Ir taip galvojant, kas ten vykdavo, tai tokia irgi ašis buvo, pabubus žmonėm visada būdavo vertumo jausmas. Kad, vertumo jausmas yra. Ne visada pavykdavo pasakyti, apie ką tas vertumo jausmas, bet vertumo jausmas yra. Ir visada, aš irgi atsimenu, burbėjimo toksai. Du tokios upės tekėdavo. Vertumo jausmo ir burbėjimo. Apie ką nors, vis burbėjimų irgi būdavo ta banga. Man toks įspūdis, kad dabar burbėjimo banga vėl sukiltų. Tai bandžiau čia tą turinį burbėjimo ant vieno lapukovo susirašyti. Tai kiek tai yra saviraiškos, o kiek tai yra psichologinio turinio stovykla? Yra būbama, kalbama frakcijose. Kiek poilsio, kiek darbo. Kiek bendrai, kiek pavieniui. Čia gal irgi toks, nežinau, aš tą labai aiškiai pajutau per paskutinę stovyklą. Nes, dabar paskutiniai toj vietoj ne visi čia buvo, bet jinai yra tokia didelė, išplitus. Ir ten žaviečių galima bent 4 padaryti. Kaip žinau, po to, kai eisim prie tų vertės centrų, tai laužas yra viena iš esminių, pasirodo, šitos stovyklos sudedamų dalių. Ir kadangi, tai aš taip jaučiausi netgi plėšomas. Čia ne tai, kad apie save pasakot, bet koks reiškinys šiuo metu vyksta, tai yra ta psichologų klanas ir aš jaučiuosi iš psichologų klano. Ir yra ne psichologų klanas, kur aš turiu daug draugų. Ir yra žmonės, kurie gyveno prie ežero ir žmonės, kurie gyveno ten stepėse. Ir iš tikrųjų kažkaip susirinkti į vieną vietą tai fiziškai gana sudėtinga ir taip ir jautiesi toks traškomas į visus kampus. Tai viena iš dilemų šiuo metu vykstanti, tai humanistinė psichologija besidominčių ir nesidominčių tokia įtampa. Norinčių ilsėtis ir norinčių kažkaip tai gilintis, tobulėti, mokytis. Ir kiek mes galim savo leisti būti atskirai ir kiek mes norim būti, iš tikrųjų visi kartu, bent kažkokiais tai momentais. Ir kitas toks klausimas, kuris iškyla, tai kur dingo studentai? Nes studentų jau, nežinau, yra Lietuvos studentai. Panašu, kad yra, bet
nei asociacija jos pasiekia, nei studentai pasiekia asociaciją. Tai ne mano reikalas šitai analizuoti, kame čia šaknys to, bet pats faktas, tai toks, žiūrint iš stovyklos pusės, jis, akivaizdus yra. Tai va, ir kadangi iš tikrųjų yra tas įspūdis, kad tokia kryžkelės momentas dabar yra kažkiek bent jau iš dalies, tai gal šitie punktai, kuriuos dabar pristatinėsiu, aš juos savo taip pavadinu tokiais vertės branduolės. Žmonės papasakojo, kas jiem iškyla apie stovyklą. Aš neprašiau, kad tai būtų arba teigiama, arba neigiama, tiesiog tai, kas iškyla apie stovyklą. Tai tikėtina, kad gali būti ir neigiami, ir teigiami dalykai, malonus, nemalonus. Tai vat, tuos branduolius kažkaip norisi pristatyti, nes galbūt tai ir gali būti ašis, kurie, gali, nežinau, bent būti sąmoningais apie tą ašį galima būtų. Tai čia ne jokia svarbos tvarka, tiesiog man kaip susidėliojo, nes tikrai ne mokslinis tyrimas koks nors, apskambinau žmonės surūšiavo ir pabandysiu jums pateikti. Naktinis gyvenimas. Ir apie jį kalbėjo tiek vaikai, tiek suaugę. Kas charakteringa, naktinis gyvenimas ne vienam. Nepagalvokit ten kažkokiu tai ką apie žmogus visų pirma pagalvotų, bet žygiai naktį, vaikščiojimas, klaidžiojimas, ten Trimas pasakojo, kai ieškojo Petro stovyklos. Tai tas panašu, kad yra reiškinys, nes ne vienas žmogus apie tai pakalbėjo. Vat buvimas naktį kartu, absoliučiai gamtoje, visiškai laukinėje. Apie egzotiškumą aplinkos tikrai beveik įsiminėjo. Su dalimi stebuklų. Kažkoks dalis kažkokio tai mažo stebuklo. Nediduko, bet mažo stebuklo. Ypač kai su vaikais kalbėsi, tai jie tą stebuklą vis pasakodavo. Dainuojančią gamtą jau paminėjau prieš tai, bet tas buvo minima gana dažnai žmonių. Ir įvairiom, ir pati ta aplinka, bet pavyzdžiui, įvairiai tos veiklos intensyvumas kartais daugiau, kartais mažiau, bet apie šokius per lietų kalbėjo irgi bent keli žmonės. Kai ryškų momentą atsiminti, tai smarkiai lijo, mušė būgnus ir mes šokom. Ir sakau, apie ką čia tas, apie pasilinksminę, apie ką. Tai yra apie tokį buvimą gamtoje. Tai susiliejimas su gamta, buvimas gamtoje, panašu, kad tai yra svarbus išgyvenimas žmonėms atvažiuojančiam į tą stovyklą. Būgnai ir laužas. Aš nežinau, ar šitos įvardinimus galima taip mechaniškai organizatoriams pasakyti, sekantį kartą, jo būgną, tai būtinai ir jau ten prie laužo organizuotai, aš bet jeigu galvojant, ko trūksta, tai kartais tą atpažįsti, ko trūksta stovykloje, tai jeigu niekas neatsivežė būgną ir jau tik, kad kažko tai trūksta. Bet tas irgi klausinėjau, tai kas tie būgnai ir laužas? Tai kitai žodžiais kalbant, tai bendra kūryba. Ir apie bendrą kūrybą irgi įvardino keli žmonės įvairiais aspektais, ne tik kalbant apie būgną ir laužą, bet kalbant apie dalyvavimą grupėse. Kūrybinėse grupėse, gamtos grupėse, žygiuose, ten šiuo metu ten ir žygiai aplink ežerus būna, ir orientacinis naktinis, ir ten keramika, ir vėrimai, visokių įvairių dalykų vyksta. Sapnų gaudyklės šią vasarą žmonės darė. Tai tas yra ryšio su tuo, kokioje aplinkoje mes esame, toks kaip ir aktas, veiksmas. Jo, iš tokių juokingesnių, aišku, istorijų, kai vis tiek ant tikėjimo šamanizmo tam tikras yra, ir jeigu lyja per smarkiai, kažkodėl pradeda kas nors būgnus mušti. Tai būna, kad pasiseka, būna, kad priešingai.
beveik niekas pirmų numerių to neįvardindavo, bet grupės, ypač sapnų grupę, įvardino visi, su kuriais kalbėjau. Ne, vaikai ne, nes jiems tikrai neįdomu tos grupės. Tai dėl įvairių priežasčių ir kad yra turinys, bet vėlgi kita dažnai minima buvo priežastis, tai riša žmonės ir ypač buvo tas kalbama apie sapnų grupę. Ir iš tikrųjų, kai pasižiūri, tas turinio dalis labai smarkiai siejasi, kiek žmonių dalyvauja sapnų grupėje. Nes tai yra erdvė, kurioje tos stovyklos dinamika kažkaip susikoncentruoja. Ten pradžio žmonės sapnus atsineša iš kažkur, tai, bet kuo toliau, tuo labiau tie sapnai pradeda būti atnešami iš tos stovyklos. Ir tai tampa kaip ir ašis, tokia kaip ir, nežinau, ir higieninę funkciją atlieka, valosi procesas, kažkaip tai dalykai išsakomi ir aptariami, ir tokią sutelkimo funkciją atlieka. Grupės, kuriuose dalyvavo gamta, aš kaip jau sakiau, irgi buvo paminėtos. Kūrybiniai užsiėmimai, kuriuose pavyksta susijęti gamtą, kūrybą ir psichologiją, buvo paminėti. Kitas svarbus momentas, kurį arba įvardino, ar atpažino žmonės, ir aš atpažinau, tai visiškai laisvas pasirinkimas be kaltės jausmo. Tai čia aišku, tas turi savo antrą pusę kitą kartą, kai jeigu nori pravesti užsiėmimą, užėjus viską, ten abudu atėjo laisvai pasirinkę sudalyvauti, tai turi kitą pusę. Bet tas momentas, kad laisvas pasirinkimas be kaltės jausmo, jisai panašu yra gražus tos dvasios toks atspalvis. Galbūt su šių laikų ritmu susijęs, nes šiaip kasdieniam gyvenime turi su karūnėlė privalai yra labai daug veiksmų. Ir aš kai kartais savęs irgi klausiau, nuo ko aš ilsiuosi stovykloje. Tai ilsiuosi nuo žodžio privalai. Ir tas labai smagu, ten tą valgyti išverti kartą per savaitę. Nors užsiėmimą pravedė, kad nereiktų dalyvio mokesčio mokėti. Toliau darai, ką noriu. Įdomus momentas, kurį paminėjo 3 žmonės, lygiai tą patį. Labai karštą vasaros dieną, dar čia Saloje tas veiksmas vyko, ant čiužinių nuogom subinėm plaukioja žmonės. Ir panašu, kad tame yra kažkas, nežinau kas, bet vienas iš tyriamųjų sakė, kad tai yra polėkis. Tai ne mano reikalas kažkaip dar čia interpretuoti ir analizuoti, bet pasirodė, kad iš tos dvasios tiesiog buvojimo dvasia ten yra labai svarbi ir labai stipri. Tiesiog buvojimo dvasia taip kaip būnasi. Jeigu karšta plaukioji, jeigu šalta grybauji, jeigu dar kažkaip, tai dar kažką tai darai. Ta tokio poreikio ar tokio buvimo tiesiog tokių žmogų, kokiu tuo metu esi, galimybė yra. Maisto gamyba be jokios abejonės, bet tai irgi įvardinama daugiau kaip bendravimo, toks požymis ir paprastumo. Aš neįsivaizduoju iš tos stovyklos konferencijų centre. Jeigu šitą stovyklą perkeltume į konferencijų centrą, jos neliktų. Man atrodo, jos neliktų, jeigu turint omeny tuos vertės centrus, kuriuos žmonės įvardina. Vaikai. Bet jeigu plačiau, tai galbūt ir šeima. Yra kaip minimum viena šeima, kuri stovykloje atsirado, bet yra šeimų, kurie sakė, su žmona susipažinau. Tai bent 3 šeimos sakė, kad mano šeimos gyvenimui tai įneša papildomą kokybę. Nes taip laisvai tiesiog būti su savo šeima, sakė, man tai yra unikali vieta, kur tas įgauna tokios indieniškos genties pobūdį. Visi vaikai yra visų suaugusiųjų, visi suaugusiųjų yra visų vaikų, truputėlį tėvai, mamos ir dėdės ir tetos. Ir tas toks buvojimas
panašu, tam šeimyniniam gyvenimui duoda kažkokią pridėtinę vertę. Sako, visumos išgyvenimas. Išgyvenau save kaip visumą ir kaip šeimos dalį, ir kaip profesinės bendruomenės dalį, ir kaip psichologą. Tai šitie dalykai buvo įvardinti kartu su šeimos. Prie vaikų ir šeimos. Ką, aš dar 10 minučių turiu. Vaikam tai tiesiog smagu. Jeigu vaikų pasakojimus sudėti į vieną vietą, tai sako smagu. Smagu, niekas manęs smarkiai nebara, bet vieną citatą paauglės tai pasakysiu. Išlipi iš mašinos ir matai, kad visi draugiški ir geri žmonės visi padėti. Čia visai nedidelis vaikas, taip sakė. Tai Skamba gal čia kaip tokie, nežinau, reklaminis rolikas, ko gero, tai ką aš pasakoju, bet tikslas nebuvo toks, tikslas buvo tiesiog susiskambinti ir paklausti, apie ką tau ta stovykla yra. Tai vis dėlto dar vieną dalyką aš tokias pasakytą norisi paminėti, tai chebra. Žmonės, su kuriais ten susitinki, viena iš citatų, irgi gal žmogus taip entuziazmo apimtas pasakė, bet vis dėlto pasakė, kad jau mažai šansų, kad tas žmogus iš stovyklos mane apgaus gyvenime. Taip sakė. Tai vadinasi, kažkokius tai bendrus darbus daryti, ar kažkokią veiklą kartu plėtoti ir po to, kad panašu, kad daugiau šansų. Unikalus ryšys, kuris apima tiek kolegišką santykį, tiek žmogišką santykį. Matomės retai, bet yra ypatingo artumo jausmas. Nei artimas, nei giminė, bet gal dar artimesnis. Tai, čia tokie, ką žinau, tokie labai pakylėti galbūt pasisakymai, bet, kaip ten sako, každas šūkėjas duoda šūkį, tai matytame irgi yra dalis to papildomo ryšio, kuris atrodo, kad yra patikimas. Gal mes ten kažkaip tai pasidarom šiek tiek gražesni, negu iš tikrųjų esame. Ir tada apie tas, kaip ir kas ten po to įvyksta, tai citata tokia viena labai paprasta, sako, pagerėja. Išvažiuoju susibalansavęs, šiaip sako, pagerėja, važiavau ir man pagerėja. Tai yra žmonių, su kuriais kalbėjau, sakė, jeigu, man tai yra tos geriausios atostogos, kurios metu taip kažkaip viskas nusistovi ir pagerėja, aš galiu jaučiuosi pasiruošęs keliauti toliau. Ir tas pažinimo jausmas. Tai gal tiek čia tų tokių įvardinimų, kad kažkaip tai su tos vertės centrais atstatyti pusiausvyrą, tai priminsiu ir burbėjimo momentą. Dabar, vėliau, kaip sakiau, tas burbėjimo momentas yra. Ir vienas iš tokių iššūkių, kurį aš dabar bent jau matau, tai, kad dabar ta stovykla tampa suneštiniu baliumi. Tai turi savo jėgą, bet ir savo riziką. Jėga yra, ateina ta energija, bet toks susidaro kartais, man atrodo, apgaulingas įspūdis, kad, tai tada viskas savaime vyks. Tiesiog svarbu, kad suvažiuotume. Tai, man atrodo, nevyks savaime. Yra tam tikri ašiniai momentai, kuriuos reikia padaryti, tiek ta ūkinės dalies prasme, tiek galbūt vis dėlto tam tikrų žmonių iš ankstinių pakvietimų, kad tam tikri ašiniai turinio momentai būtų į priekį aiškus, o ne tik paaiškėsintys stovyklos metu. Bet kas man atrodo dar svarbiau, kalbant apie propagavimą humanistinės psichologijos. Tai aš jau pernai savo tą besiruošdamas kažkaip savo įvardinau
psichologijos srityje, psichoterapijos srityje, man atrodo, humanistinės psichologijos propaguoti nėra absoliučiai jokios prasmės. Nes jinai daugeliu atveju per principus tapus beveik visų psichoterapijų sudėdamosiomis dalimis, kurių net žmonės kartais neįvardina tą darydami. Tai propaguoti tarp kitų savo kolegų, man atrodo, nežinau, man atrodo tuščias reikalas. Bet, sakykime, tos principus, kur Rima šiandien minėjo ir apskritai humanistinio požiūrio principus kitose srityse, labai svarbu. Švietimą, tai čia visų pirma, bet ir socialiniam sektoriui, socialiniuose tarnybose, ten yra nerti dirvonai. Ir humanistinės psichologijos stovykla yra vienas iš tų įrankių, kur žmonės atvažiuoja. Dėl šeimos atvažiuoja, dėl gamtos atvažiuoja, dėl fainumo atvažiuoja, bet jie jau ten yra, su jais ten jau galima bendrauti ir kryptingai su jais kalbėtis. Ir tada kalbėtis, ta prasme, kad parodyti, pademonstruoti, pristatyti tam tikrus metodus, įrankius. Ir tada toks komunikavimas, kvietimas į stovyklą tampa svarbių dalykų. Apsisprendžiant, ką kviesti, ar kviesti. Tai tas klausimas man yra, nes dabartiniai laiškai, kurie ateina apie vasaros stovyklą, jie yra aiškus tiem, kuriem jau ir taip tas yra aišku. Nes dabar, kadangi programą mes dabar formuluojam, atvažiuojam ir sunešam viską į vieną vietą ir žiūrim, kas iš to bus, tai tie, kurie jau buvę, tai žino, kaip tas fainiai veikia. O tam, kuris nebuvę, tai tekstas maždaug yra toks, atvažiuok, bus gerai. O žinant, kad mūsų kasdieniniai patirtį būna dažniausiai priešingai, atvažiuoja ir bus blogai, tai tas nekviečia atvykti. Tai čia irgi turbūt viena iš dilemų, ar čia yra misionizmo toje stovyklos veikloje, ar čia reikia kažką vis dėlto kviesti, bet jeigu apsispręs, kad bent jau studentus pakviesti, kad nauja energija atjudėtų, atvažiuotų, tai tada reikėtų pagalvoti apie būdą. Tai va, tai galbūt tokios tos mintys. Pradėti aš galvoju tą savo pranešimą, kad ateina prezidentai ir vėl išeina, o stovykla vis lieka ir lieka, nežinau, ar visiems laikams, bet vis lieka ir lieka, ir ko gero ir liks. Ir kitą dalyką dar užakcentuoti norisi, kad viena iš veiklų asociacijų dingusi yra. Tai yra tokio profesinio tobulėjimo asociacijos nariam. Ir ta dalis buvo gana stipri pačioje pradžioje ir kviesdavomės pusę Seibruko instituto. Ir tas vis vykdavo kaip asociacijos sudedamoji dalis. Atsiradus institutui natūraliai ta dalis veiklos tapo instituto veikla. Ir tada asociacijos veikloje toj vietoje tarsi liko vakuumas. Ir tada stovykla tarsi iš dalies tą vakuumą kažkiek tai atliepia. Bet čia man irgi vienas iš tokių klaustukų. Ar reikia tą vakuumą atliepti, ar nereikia, jeigu reikia, ar stovykla gali būti ta erdvė. Tai vat. Gal ir tiek tokių minčių. Tai atvažiuokit į stovyklą, būna gerai.